Sveiki visi džiaugsmo detektyvo draugai. Siunčiu jums pačius šilčiausius, pačius nuostabiausius linkėjimus iš Palangos. Iš Palangos paplūdimio, kur šiandien yra visiškai tuščia. Matot, kaip yra nei vieno žmogaus. Ir aš turiu jums palinkėjimą. Labai linkiu, kad ir jūsų gyvenime būtų erdvės, vidinės erdvės, kurioje būtų toks pat jausmas kaip šiandien čia Palangos paplūdimyje, kada yra viduj skaidru, labai gera, šilta, šviesu. Ir aš tai vadinu vidinė tyla. Tam, kad išmoktume dirbti su savo mintimis, kad nebūtų mūsų galvoje nuolatinė minčių karuselė, kuris sukasi ir sukelia vidinio triukšmo jausmą, aš kviečiu jūs į įkvėpimo dirbtuvės tema minčių alchemija, kurių metu mes ir mokysimės būdų, kurių pagalba mes galime į savo vidų įsileisti tylą ir ramybę. Kviečiu jūs įkvėpimo dirbtuves, kurios vyks jau kovo 20 dieną Vilniuje ir 23 dieną Kaune. Ir ten mes šnekėsimės būtent apie tai, kaip keičiant savo mąstymą galima pakeisti visą gyvenimą. Linkiu, kad šį savaitgalį jūs atrastumėte laiko pabūti su savimi. Jūs atrastumėte laiko pasimėgauti tiesiog šią akimirką. Ir taip pat saulė, kuri taip nuostabiai šviečia. Ir aš tikiu, kad ji tikriausiai ir visoje Lietuvoje šiandien atklydo ir džiugina jūsų širdį. Ir taip nuostabiai primena, kad pavasaris jau netrukus. Sutikime pavasarį tikėdami savim, sutikime pavasarį mylėdami save, sutikime pavasarį su vidinė ramybė, džiaugsmu ir šalia jo keliaujančia tyla. Ačiū jums ir iki kito mūsų pokalbio. Ir lauksiu jūsų įkvėpimo dirbtuvėse. Nuostabaus jums laiko.